man kyla įtarimas, kad kai kas iš Lietuvos valdžios žinojo apie būsimas žudynės. Galėjo tai žinoti ir aukšti pareigūnai. Todėl, kad tais metais politikai buvo sudarę savanorišką grafiką. Kas kada budės, paeiliui budės pasienio postuose. Tai jiems tarsi patriotizmo išraiška ir gal kažkoks moralinis pastiprinimas jaunos besikuriančios valstybės pareigūnams, kurie ten irgi taip pat pilni, sakykime, euforijos ir patriotiškų jausmų, pamiršę bet kokį savisaugos instinktą budėję. Na ir pagal tą grafiką vykdavo iš tikrųjų politikai pasėdėti kai kuriuose postuose naktimis. Politikai patys? Šiaip ir pareigūnai, ir politikai, bet žodžiu, vadinkim gretinėlį. Tačiau yra vienas politikas, kurio pavardės man kol kas niekas nepasakė. Tačiau pasakė, kad tikrai yra vienas politikas, kuris turėjo medininkų žudynių naktį. Normaliai, jam eilės tvarka buvo, sutapo, kad jis tą naktį turėjo budėti, tačiau jis ten nevažiavo ir nevyko. Ir tai patvirtina kito tuo metu medininkuose sužeisto pareigūno mama. Jis mirė, jis neišgyveno, nors buvo mažiau sužeistas negu Tomas Šernas. Kaip liudytojas medininkų teismo procese iškviestas Rimas Armaitis. 1991–2008 metais išminuotojų rinktinėje Aras išdirbęs vyras teismui pasakojo. Maždaug 1991 Liepos 29 vidury dienos medininkų pasienio poste privažiavo prie mūsų rusiškas Zilas. Iš jo išlipo keli pareigūnai ir pradėjo mus fotografuoti. Fotografavo ne tik poste dirbusius pareigūnus, bet ir aplinką. Tuo metu supratome, jog tai buvo OMON pareigūnai. Jie atvyko iš Vilniaus pusės. Jie buvo apsirengę kamufliažinėmis uniformomis. Jie užtruko maždaug 20 minučių. Po to jie išvyko atgal į Vilnių. Atrodo, jog būtent tai buvęs pranašiškas ženklas apie artėjančią nelaimę medininkų muitinės poste. Vienas Aro pareigūnas budėjęs dieną prieš medininkų žudynes. Anksčiau man sakė ir šiandien pakartojo, nes, sakau, gal atsisakys to, ką pasakojo, vis pakartojo tą patį, kad jau seniai jų postą, būtent medininkų, stebėjo Vilniaus OMONas. Į ankstesnius atvykimus, žodžiu, ką reiškia stebėjo. Atvykdavo, filmuodavo, fotografuodavo vietovę, kažką taip piešdavosi, ten jie braižydavosi, o kaip žinot, pats medininkų tas vagonėlis stovi labai krūmokšniais apžėlusioje nuošalioje vietoje, 4 km nuo sienos ir 2 km nuo artimiausios gyvenvietės. Nieko ten daugiau nėra. Tai matyt, reikėjo susižymėti kažkam atsitraukimo kelius galimus, puolimo kelius, ir kur palikti automobilį, ar kur gal pėsčiam prieiti iš kažkokio taško. Bet kas liūdniausia, ariečiai žinodami, kad yra stebimi, jie raportų neskubėjo rašyti savo valdžiai. Dėl to, kad pajėgų labai trūko, valdžios dėmesio jų saugumui taipogi trūko tais laikais. Ir net jeigu jie surašytų raportus, kad juos stebi Vilniaus OMONas, jiems ko gero niekas nepadėtų, stebi. Naktį, bet tas stebėjimas suintensyvėjo dieną prieš. Pasak to mano šaltinio, jis pats matė, atvažiavo Zil markės automobilis, kuriame sėdėjo, vėlgi jis priklausė Vilniaus OMONui. Pasak to šaltinio, jame sėdėjo maždaug 4 žmonės. Vienas vairavo, vienas fotografavo ir dar 2 liko viduje. 2 išlipo ir jie vėl braižėsi, stebėjo. Tai buvęs Aro darbuotojas, kuris dieną prieš tai budėjo medininkuose.